Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip teisingai sujungti ULMAS IBF-RF bevielio valdymo difuzorius, kuomet vieno ar daugiau difuzorių valdo atskiras bevielis sieninis valdiklis. Supaprastintą pajungimo schemą rasite po difuzoriaus dangteliu. Čia. Pilną instrukciją PDF formatu rasite šio video prieduose arba mūsų puslapyje ulmas.lt. Valdiklio ir difuzorių pajungimo į vieną sistemą pradedam nuo centrinio valdiklio. Ant centrinio valdiklio esančio ratuko nustatome funkciją. Funkcijos reikšmes galime rasti šioje lentelėje. Funkcijos reikšmės priklauso nuo rekuperatoriaus tipo. Šiuo atveju rekuperatorius yra E260, todėl funkcija yra 5. Nustatome 5 funkciją. Tuomet ant difuzoriaus atliekame tą patį sukonfigūravimą, tik funkciją parenkame 0. Abu difuzorius turime išskirti į 2 grupės. Tai galime padaryti ant vieno iš 2 difuzoriaus valdiklio. Ant DIP grupės esančios čia, pagal šią instrukciją, antrąjį DIP jungiklį nustatome ant minuso. Galime pradėti valdiklio ir difuzorių poravimą. Ant valdiklio esantį mygtuką spaudžiame ir laikome 5 sekundės. Tai, jog valdiklis yra pasiruošęs poruotis su difuzoriumi, indikuoja mirksinti lemputė. Ant difuzoriaus esantį tą patį mygtuką spaudžiame ir laikome 5 sekundės. Difuzorius yra pasiruošęs susijungti su valdikliu. Apie sėkmingą susijungimą indikuoja žalia lemputė. Ta patį atliekame ir su kitu difuzoriumi. Ant valdiklio 5 sekundės laikome mygtuką. Lemputė žybčioja. Ant difuzoriaus 5 sekundės spaudžiame ir laikome. Žalia lemputė indikuoja, jog sėkmingai pavyko susijungti su valdikliu. Rekuperatoriai veikia. Greitį valdome iš valdiklio.